Tai sveiki visi, toliau tęsiam neredaguotą pokalbius. Gaila, kad jūs jau pusę valandos mūsų negirdit su Vaidotu Malinioniu. Mes aptarėm visas Marijos žemės problematikas, bet aš tikiuosi, kad pas pulkininką liko energijos ir į kamerą pašnekė. Tai Vaidas Malinionis, pulkininkų asociacijos steigėjas, šiaip nerealus Lietuvos veikėjas, kurio dabar žinau, kad bešasi politinės organizacijos dėl būsimo, žodžiu, krašto apsaugos ministro, o Vaidotas gynasi visais įmanomais būdais ir ginkluotę. Tai Vaidotai, kaip jūs laikote? Senokai mes jau jūs matėme eteryje, kiek šiuo metu medžioklės laimikių, žodžiu, yra paguldytų? Nu, laukia dar daug. Laukia. Visi. Sustoja eilute, laukia, kol jausiai gaus šūvį. Taip, laukia dar daug, kaip sakant, iššūkių. O jūs nešaudat šito timpu į juos, ne, jūs, kaip sakoma, civilizuotai. Iš tikrųjų, tai aš labiau mėgstu žiūrėti, stebėti. Stebėti. Jo, tai 99% proceso yra iš tikrųjų stebėjimas. Jo. Bet kai tas vienas jau papuola į taikiklį... Nu, vienas kaip koksai čia, kaip prizas. Kaip prizas. Kuris nebūtinai kiekvieną kartą būna. Kartais būna keli prizai. Nu gerai, tasme, apie medžioklę mes su Vaidu padarysim, kada nors laidą, tasme bus medžiotojo ABC. Nu, Lietuvoje dabar daug yra šitų antimedžiotojų. Antimedžiotojų, bet aš sakau, kad reikia medžioklę populiarinti, nes, nu... Čia nėra tik šaudimas žvėrių. Ne, toli gražu. Būtent. Jo labiau, kad iš tikrųjų tai sveika populiacija, gal čia nelabai norėčiau dabar tą medžioklę reklamuoti, gal čia ne ta tema. Bet šiaip populiacija žvėrių iš tikrųjų gerina. Ir tuos, sakykime... Tai būtent kokybiški kokybė tikrai. Laksto tada. Kokybė ir plus prižiūrima yra ir įsivaizduokime, jeigu tam plote kažkokiam nėra medžiotojų, tu atsiranda brakonieriai, taip, kurių niekas nekontroliuoja, nei valstybė. Tai dar ir disproporcija atsiranda ir po to... Ir tada tikrai problemos tiem žvėreliam, bet kai yra medžiotojai, tai iš esmės tose vietose brakonierių veiklai praktiškai jokių šansų nėra. Nes jeigu per šitągi naktinio matymo aparatą pamatot brakonierių, tai tada vyksta brakonieriaus medžiojimo operacija. Nes taip, tu iškart gali pranešti, kur reikia, jeigu tu pamatai kažkas ten susisieki su medžioklės organizatorius, tai kažkas ten kažkaip nesitariam, kad čia dar kažkas kryžminį ugnį atidegs. Išarna. Aš norėjau vieną, žinai. Tai iškart gali pranešinėti, žinai. Tai vien dėl to jau. Žinot, pulkininkė, pažįstant jūs, aš netikiu, kad jūs praneštumėt. Aš manau, kad jūs greitai kuopelė, žodžiu, būtų surinkta, vyktų apsuptis, žodžiu. Nu ne, aš vis dėlto įstatymams laikausi įstatymų ir man tinka tokia tvarka. Gerai, tvarkoj, neprovokuojam pulkininko. Gerai, tai šiandien, aišku, pakalbėsim mes ne apie medžioklę. Tai pradžiai gal buvo kažkoks slaptas renginys Seime, apie kurį mane informavo ne vienas jūsų sekėjas ir teko pačiam pamatyti hibridinės grėsmės, jeigu aš neklystu. Tai manot, kad Prigožinui išėjus į Anapilį pas Robzoną ar kaip tenais tą kažkokį veikėją, visgi mes su Baltarusija turim tą grėsmę ir jinai nemažėja. Čia aš aišku juokauju tas mes su klausimu, bet kad nemažėja, mes suprantam, kad nemažėja. Bet... Jo, tai ta diskusija, čia mes pavadinam scenarijaus pagrindų paremta diskusija. Tai buvo, ir jinai vadinasi hibridinių grėsmių konvergencija, labai geras žodis, toks lietuviškas, NATO rytinėme flange. Tai va, ir ta diskusija buvo per 3 savaitės organizuota, čia būtent po to, kai Vagnerio grupė, žodžiu, atsirado Baltarusijoje, kilo mintis tą padaryti diskusiją, nes tai iš esmės kažkas tokio dar papildomai hibridiškai, žodžiu, pavojingiau pasidarė. Ir nebuvo taip viešas renginys, tai buvo norėta, žodžiu, buvo sukviesti įvairių ekspertų iš Baltijos regiono valstybių, įskaitant iš NATO štabo irgi buvo. Va, ir pasišnekėti atvirai. Tai galiojo ta Chatham House taisyklė. Nebuvo... Žodžiu, daug neišgirsim, žiūrovai brangiai. Daug neišgirsim, bet, žodžiu, esmė kokia? Hibridinės grėsmės visada atneša tam tikrą dviprasmybę, taip? Tai yra minkštesniem arba neapsisprendusiems sprendimų priėmėjams
kyla didelė pagunda nepadaryti to, ko reikia padaryti, ne? Nu, nepriimti tam tikrą sprendimą. Tai va čia yra didžiausias pavojus ir diskutantai visi sutiko su tuo. Taip, tai yra, angliškas žodis, yra ambiguity, tas dviprasmybė. O dabar dėl Wagnerio, situacija kol kas negaliu sakyti, kad jinai ten viskas... Pasikeitė kažkaip. Nes aš kai suprantu iš Lenkų šaltinių, tai kad Vagnerovcų, žodžiu, yra daugiau Gudijai negu mūsų kariuomenės narių, tas mes skaičiumi. Nesutikčiau. Nes mūsų kariuomenė vis dėlto skaitlingesnė negu 10 000. Bet gal aš girdėjau, kad ir daugiau ten jų gal yra negu 10 000. Sako iki 10. Iki 10, supratau. Tai dabar po Prigožino nužudimo ir Utkinas žuvo, tas Vagnerius slapyvardis jo, iš esmės visa galva šitų, reiškia, samdinių valdymo nužudyta. Tai dabar dalis jų į Afriką išvažiavo, dalis į Rusiją grįžo, bet didžioji dalis vis dėlto liko. Ir pagal kai kurios šaltinius iš Baltarusių pusės sako, kad ten liko patys pajėgiausi. Tai yra tie, kurie, žodžiu, tikri tie, kurie dalyvavo mūšiuose, turi patirtį kare. Ir mes nežinom, kas perėmė vadovavimą. Tai va, ir nereikia pamiršti, kad dabar dar daugiau dviprasmybių, dėl to, kad Prigožinas lygtai net ir buvo, kažkokį ryšį turėjo su Putinu, ne, su Maskva, o dabar mes net nežinom, kas ten, žodžiu, yra. Tai čia ir yra visas nuostabumas tokių organizacijų, kad jeigu jie pradės kažkokią veiklą, agresiją, mes dar labiau bus abejojama, ar čia Maskvos yra, sakysime, remiamas dalykas. Nors akivaizdu, kad tai turėtų būti remiamas, nes tai yra samdiniai ir jų pagrindinės duonos šaltinis pragyvenimo yra karas. Taip? Tai jeigu jie gaus užsakymą įvykdyti kažką, jie paims pinigus ir jie vykdys tą užsakymą. Bet čia man esminis klausimas, dėl kurio čia irgi vyksta jau ne pirmoji mūsų diskusijos skirtingai žmonėm, iškeliama tokia mintis, jeigu ateina, tasme, iš Gudijos, tarkim, į Lietuvą arba į Lenkiją kažkokia operacija vykdoma Wagnerio. Kaip NATO traktuoja tokį reiškinį? Čia Gudija puola NATO, Rusija puola NATO, ar čia atsiranda tai, ką jūs paminėjote, tas dviprasmiškumas? Taip, dviprasmiškumas ir iš tikrųjų čia ir Lenkų generolas, tarp kitko, čia nesenai irgi per The Guardian buvo jo interviu paviešintas Andrzejak. Jis ir pasakė, sako, mes neturim atsakymo ir nežinom, kaip NATO reaguos. O mes galbūt turėtume, kaip sakant, pasakyti, kad jeigu ateina iš Baltarusijos pusės kažkas, mes, žodžiu, reaguojam taip, kaip ateitų Baltarusija. Kad ateitų į Rusiją, iš esmės. Kad tai yra Rusijos-Baltarusijos ataka. Tai lygiai taip pat, kai ir su tais nelegaliais migrantais, ne? Mes nelegalius migrantus įvardinam kaip nelegalūs migrantai. Nors oficialiai ir formaliai tai turėtų būti agresija. Tai buvo, bet niekas to žodžio nevartojo ir bijojo įvartoti. Dėl to, kad jeigu tu politiniam ypatingai lygmenį įvardinai, kad tai yra agresija, tu turi reaguoti kažkaip tai, ne? Tai aš priminsiu, mes net 4 straipsnio nesugebėjome, reiškia, aktyvuoti NATO. Įrankis yra, o dėl to, kad neįvardinom daikto tikruoju vardu viešai, leidom savo net neaktyvuoti to 4 straipsnio. Aš nežinau, gal net 5 būtų reikėjo aktyvuoti, bet tik to. Čia migrantai, dar čia tik pradžia. Bet paprastai tai jeigu prieš tave organizuojame kažkokią agresiją, tai tu lauki tų žingsnių, ne? Nes taip nebus, kad... Bet tai žinoma, čia tas magiškas kitas žodis, eskalacija. Bet kiti žingsniai jau buvo. Mes pamatėm, vasario 24 diena, 22 metai, pilna invazija. Tai čia jau buvo kiti žingsniai. Pirmi žingsniai buvo būtent šitie. Ir paskui tada jau aktyvavo, aiškiai, jau kai prasidėjo karas, pilna visapusiška invazija, reiškia, tada, tik tai tada aktyvavo 4 straipsnį, konsultacijas. Tai aš sakiau ir sakysiu, kad tai buvo didelė klaida, kad mes dar 21 metais neaktyvavom to 4 straipsnio. Ir jeigu mes būtume tą padarę, būtume sutelkę į šį regioną mūsų sąjungininkų dėmesį ir jie būtų atlikę tam tikrą kontempliaciją arba ten minčių lietų būtų pasidarę
Ir garantuoju, kad kai kurie sprendimai būtų 2, 3, 4 savaitėm anksčiau priimti, kad dėl tų pačių ginklų tiekimo, kad kai reikėjo, kai prasidėjo pilna invazija. Tai mes praradom kokias 4-5 savaitės. O kare 4-5 savaitės yra aukso vertės, kiekviena minutė. Žūsta žmonės, prarandamas teritorijos ir taip toliau. Tai mes jau parodėm 21 metų rudenį, kad su ta dviprasmybė labai sunku, žodžiu, kovot ir priimti sprendimus. Tai dabar čia ta diskusija, kur buvo su Nacionalinio saugumo gynybos komiteto, ne, mes ir klausėme, ar mes išmokom kaip NATO kažko tai. Ir to dar grįžtant prie Andžejeko, Lenkų generolo, jis priminė, kad, kodėl sako, dabar reiškia, į Baltarusijos teritoriją dislokavo taktinį branduolinį ginklą, Iskanderio raketas, kurios gali pernešti tą ginklą. Ir jie gazdina nuolatos, ir čia Solovjovai visi tie propagandistai, žodžiu, o NATO net nediskutuoja savo tos branduolinio ginklo pasidalinimo doktrinos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, nereiškia, kad Britai arba Prancūzai arba Amerikiečiai dislokuos čia į mūsų teritoriją kažkokią... Tik Lenkai patys prašė, kad jie gali nešti, jeigu... Atakams, bet tas NATO, reiškia, NATO branduolinio ginklo pasidalinimo konceptas yra tas, kad tos valstybės gali įtakoti sprendimų priėmimą. Tai yra jos nuspręs, kada reikia naudoti. Tai jeigu jas atidengiama kažkokia tai branduolinė ugnis, ne, jos priima sprendimą ir tada naudojamos tų 3 NATO branduolinių valstybių arsenalas. Tai čia yra visokių dalykų, bet net diskutuoti apie tai bijoma. Nors ana pusė, ne, jie ne tik diskutuoja ir gazina, jie ir dislokuoja. Jie pakeičia, reiškia... O mes esam tikri iš tos informacijos, kad ten atvažiavo tas atominis ginklas, ar ten tik tai muliažas koks nors, ne muliažas, bet ruminį techniką su nebranduoliniam galvutėm. Aš amerikiečių žvalgybą neabejoju, jeigu jie pasakė... Jie tai pasakė, ja? Taip, kad abejoti, aš manau, nėra prasmės. Lygiai taip pat, kaip jie labai gerai informavo visą pasaulį apie grėsiančią invaziją į Ukrainą, ir jie jau sakė, kad tuoj bus, bet nieks netikėjo, nemėgsta tikėti žmonės blogais dalykais. Tai čia irgi, jeigu jie tą pasakė, aš manau, čia net nereikia abejoti. Taip yra. Tai dar tada šiek tiek apie tą renginį. Ar turėjom, kas iš mūsų dalyvavo aukščiausių atsakingų asmenų? Ar turėjot svečių, žodžiu, krašto apsaugos ministrą, kariuomenės vadą, prezidentą? Buvo iš krašto apsaugos ministerijos pulkininkų laipsnių žmonių. Šiaip iš politikų tai pats NSGK pirmininkas. Tai kad Laurinas buvo, tai mes neabejojom. Ne visą laiką išbuvo, bet buvo. Bet buvo ambasadorių, reiškia, iš Lietuvoje reziduojančių, buvo prisijungusių iš kitų valstybių. Nuotoliniu būdu, ja? Nuotoliniu būdu. Čia buvo hybridinis renginys. Grėsmės hybridinis renginys. Taip, tai yra apie 30 žmonių dalyvavo, nedidelė grupė, bet diskusijos buvo labai geros, žodžiu, ir labai gerai, kad dalyvavo NATO atstovė, kuri man labai patiko dar kur Britė, o Britai paprastai būna... Viskas okei, su jais daug maž, okei, jo. Ok, tai tada apie tas grėsmes. Jeigu taip, jums reikėtų trumpai, kokia yra šiandien situacija, jūsų akim žiūrint, būtent tą mūsų sieną su Gudija, kokia yra ten situacija ir paraleliai, aišku, koks yra mūsų pasiruošimas. Mes matom, kad mes ir mūsų sienos apsaugos tarnybos ten darė pratybas su kaimininių valstybių sienos apsaugos tarnybom ir lygtais mūsų 2 batalionai tenais vis talkina. Tarp kitko, čia atskira tema, bet vienas asmuo, dabar neminėsiu kas, su kuriuo teko diskutuoti, kad pasakoja, kad divizija, bet realiai reikėtų įvardinti, kad Lietuvos kariuomenė yra 2 batalionai. O visi kiti yra arba miegantis, arba mintyje, žodžiu. Bet čia kada nors vėliau yra, žodžiu. Tai apie tas... Jo, dėl divizijos tai palikim, diviziją galima bus sakyti, kad mes turim diviziją tada, kai visos 3 brigados bus pilnai išvystytos. Tai yra ir ginklai, ir personalas, ir parengimas. Tada galima sukurti divizijos. Brigadas, bet kalbame, kad tik 2 batalionai yra pilnai išvystyti. Gal daugiau, nesvarbu. Bet viena brigada arti išvystymo lygio yra. Geležinės vilkas. Taip, bet aišku, mažokai. O dabar... Dėl tos situacijos, kuri yra Gudijoje, ir, žodžiu, kaip jūs vertinat?
Rusijos pasistumėjimas, ten, žodžiu, visi šitie dalykai ir mūsų atsakomoji parengtis. Ar mes adekvačiai esam pasirengę, žodžiu, įjungę visus įmanomus? Žodžiu, gerai, aš prie šito klausimo, ne tai, kad grįžtu, aš jį dabar diskutuoju. Susitos mūsų, reiškia, hibridinių grėsmių diskusijos metu buvo Lenkijos atstovai iš Lenkijos. Ir jie labai akcentavo, kad reikia į tas grėsmes žiūrėti regiono lygio. Tai yra reaguoti ir ruošti taip kaip regionas. Ne tai, kad Lenkijos, Baltarusijos pasienis, ar Lietuvos, ar Latvijos, ar reikia žiūrėti regioną. Nu, labai gera mintis. Taip, labai gerai. Ir aš iš karto palaikiau irgi. Ir ko tikrai dabar reikėtų, tai reikėtų to regiono valstybėms spausti ir ES ir NATO, kad šitą regioną reikia stiprinti. Nes yra dedamųjų, kur, sakykime, grėsmių tokių, kur eskalacija iš jų pusės, iš Rusijos pusės toliau didėja. Tai yra ir branduolinio ginklo dislokacija, ir Wagnerio grupuotė ir taip toliau. Tai iš to regiono dabar kelių valstybių, gal tik tai Lenkai paprašė papildomų lėšų ES sienos stiprinimui, ne? Tai va, tai turėtų būti ir stipriau būtų, ir jeigu tai būtų vieningas kolegialus balsas regiono valstybių, kad žiūrėkit, mums reikia stiprinti, reikia organizuoti nuclear sharing, reiškia, doktrinos svarstymus, kaip čia mes galėsim daryti, nes tie jau dislokavo, mes net nediskutuojam, suprantate, mes, čia Britai gal vieni pasisakė, kad mes savarankiškai priimsim sprendimą, jeigu jūs panaudosit. Na, amerikiečiai irgi tam tikrai žinutės siuntė, bet galbūt ir mums regione reikėtų sakyti, žiūrėkit, mes irgi galim pasišėrinti, žodžiu, mes esame branduolinio alijanso dalis. Tai ir čia man labai patiko to Andžejako tokia kaip analogija, sako, mes, sako, ateinam su maikute diskutuoti su banditais, kurie padėjo ant stalo ginklus, žodžiu. O mes ateinam be nieko, kadangi mano žmonai labai nepatinka ginklai, tai aš dėl to atėjau, žodžiu, nepykite. Muskulinistinis požiūris. Aš jau, čia, kaip sako, iš dainos žodžių neišmesi, nes mano žmonai irgi nelabai ginklai patinka, tarp kitko, ką čia slėpsi, žinai. Bet tu turi eiti, jeigu tu eini pas banditus, kurie laiko ginklus ant stalo, nuplikas tu neįsi ten, ne? Nu tai va, tai šiai dienai va, tas Lenkų generolas labai vaizdžiai parodė, kaip vaikšto ir kaip elgėsi NATO mūsų sąjungininkai visi, NATO alijansas. Tai čia taip reikėtų suprasti, kad jūs vertinat ne kažką. Aš vertinu, kad nežinau, ko tikimasi, bet aš vertinu, kad mums reikia nustoti paišyti patiems savo raudonas linijas, nes iš tikrųjų ne kiek Putinas mumijas braižo, kiek mes patys, mūsų NATO valstybės, braižomės patys saujas, to negalima daryti, negalim duoti atakamsų, negalim kažko duoti, mes turim vis dėlto pasakyti ir padaryti. Ir jeigu mūsų būtų, sakykime, sprendimų priėmėjai, tokie kaip Eisenhoweris, arba aš jau nekalbu apie Churchillį, tačiau garantuoju, kad jau senai būtų taikos palaikymo vienetai dislokuoti Ukrainos teritorijoje. Aš jau garantuoju, kad būtų humanitarinės pagalbos operacija organizuota, žodžiu, su taikos palaikytojais. Į Mariupolį. Ir į Mariupolį, ir į tą, kur damba susprogdinta buvo, žodžiu, visą Padnieprė. Ten irgi humanitarinė katastrofa vyksta. Taip. Ten žmonės neturi valgyti, neturi maisto, serga, lygos. Ten reikia iš tikrųjų organizuoti pagalbą. Tai va, tai šitie visi dalykai būtų tikrai, žodžiu, ir Putinas galbūt jau senai būtų sėdėjęs, žodžiu, visai kitur. Bet nesvarbu, bet turim tą, ką turim. Dėl to, kad šitie žmonės, mūsų dabartiniai vakariečiai, jie yra tokie, kokie yra. Tai va, tarp kitko, kai Lenkas išsakė tą mintį, ką regionas, ką lietuviai, Latvijai, Estai, žodžiu, be jūsų, buvo kažkokia reakcija? Matot, ar jie įsiklausė ir plojo? Kadangi, nebuvo, kadangi ten Chatham House taisyklės tai yra tokios, kad tu... Jo, tai jūs nesakykit, kas kaip... Tu gali naudoti informaciją, bet negali sakyti, kas sakė. Taip. Tai aš tą informaciją naudoju ir galiu pasakyti tik tai tiek, kad ten
buvo daugiau ekspertų lygio diskusija. Nors ir buvo keletą tų politikų ir ambasadorių buvo, bet tai buvo daugiau... Bet ekspertai sutarė, kad čia yra, raktas? Iš esmės jokių diskusijų, kad nereikia, žodžiu, kad jokių diskusijų nebuvo. Ar prieštaravimų, kad reikia kietesnio, reiškia, NATO, tiesiog kietesnio elgesio reikia. Ne vien tik tai, žodžiu, savo patiem raudonų. Reikia pašyti Putinui raudonas linijas, žodžiu. Nes jie iš tikrųjų agresorius, jeigu taip lyginant su NATO, jie vis tiek išlaiko iniciatyvą. Ne? Jie ką nori, tą daro. Va čia dabar nukrito šitas bepilotis Rumunijos teritorija, ne? 3 dienas Rumunijos valdžia neigė tai, ne? Tol, kol nebuvo faktai į veidą įdėti, žodžiu, sukišti. Tai ir dabar, žiūrėsim, aišku, jie nieko nedarys, bet tai dar vieną kartą parodo, kad mes patys tas raudonas linijas, žodžiu, paišom. Ir to kitumo nėra. Ir man neramu dėl to, kad mes turėdami geras kortas, gerus kozerius savo rankose, reiškia, pranašumas 100%, bet dėl minkštų ir neryžtingų sprendimų priėmėjų mes galim tiesiog... Bet čia jums kas nors paprieštarautų, sakytų, tikrai ne 100%, nes gynybos pramonę esam sumažinę iki mažos, pavadinkim taip civilizuotai. Pasigaminti sviedinių ir kitų dalykų negalim tiek, kiek reikėtų, žodžiu, pilnam kariniam kažkokiam konfliktui. Jeigu dalyvautume pilna pusė, tai dėl to ir tylim. Edvinai, žiūrėkit. Taip. Vakarų blokas, čia ne vien NATO, remia, reiškia, Ukraina visas vakarų blokas, ten jau 50 plus valstybių. Ir jeigu mes paimsime, reiškia, Rusijos visą biudžetą, ne? Taip, dėl biudžeto niekas nesiginčia. Ja. Bet čia pinigai taigi nekovoja. Ne, taip, bet ir pajėgumai tokie analogiški, suprantat, kiek gynybai skiriama, kokia gynybos pramonė ten ir kokia yra ten. Bet čia tokia teorinė diskusija. Niekas nesiginčia, kad aviacija, jeigu įsijungtų, tai karas visai kitaip baigtųsi, žodžiu. Bet žinant tą visą minkštumą, žinant, kad galima įsivelti į kažkokį pozicinį karą, nes visi bijos pabaigti, žodžiu, į sveikatėlę. Čia tada atsiranda problema, kad artilerija ilgai nešaudytų. Ne, žodžiu, mano atsakymas toks. Gynybos pramonės prasme vakarai turi visko daugiau ir net per daug to ko reikia. Žodžiu. Tiesiog guli. Tiesiog nėra valios, žodžiu, tą naudoti, nes bijoma branduolinio ginklo panaudojimo, nors ana pusė irgi bijo, bet jie kažkaip galvoja, kad tik jie bijo, žodžiu. Ir dėl to tas teroras iš bandytų pusės paralyžuoja mūsų sprendimų priėmėjus. Jie galvoja, kad, žinai, tenais Rusijoje galbūt yra kažkoks ten kritinis mąstymas, kažkokia logika, kažkokia ten yra kažkokių principų, kuriais vadovaujasi ir kitos valstybės, žinai. Ženevos konvencija, panašiai. Ženevos interesai kažkokie galbūt. Kažkokios tokios iliuzijos gyvena. Jie nesupranta, kad ten, norint suprasti Putiną, reikia skaityti Mario Piuzo, žodžiu, Krikštatėvis knygą ir pagal ten turėtų būti iš esmės doktrina, kaip reikia elgtis su ta hebra. Gerai, bet tada dar paskutinį šitoj serijai klausimą iš tokios pusiau hipotetinės. Bet ar čia tikrai, pavyzdžiui, jeigu paimkim JAV, pavyzdžiui, ar jūsų manimu jie tikrai nesupranta, ar visgi jie toj bendroj geopolitiniai dėlioniai Rusiją laiko reikalinga korta, šitam Kinijos, Rusijos, JAV, žodžiu, sakykim taip, kažkokiam regioniniam, nes, pasaulį Rusija galbūt nesistumdo su Kinija ir JAV, nes nėra pajėgų, bet Europos, Eurazijos kontinente, žodžiu, tai yra svarbus dalykas, kaip dedamoji geopolitinė. Ir dėl to nesinori, žodžiu, kad ta Rusija
taptų, nu, žodžiu, visiškai nekontroliuojama, nesikontroliuojanti ten ir užleistų galbūt Kinijai dalį savo, žodžiu. Gal čia yra kažkokių geopolitinių visgi šaknų? Ne, tai aišku, kad yra ir tokių patarėjų Jungtinėse Amerikos valstijose, kurie mąsto va taip, ne? Yra tokių. Yra net tokių patarėjų, kurie jau patarinėja, žodžiu, kad ukrainiečiai turėtų jau atsisveikinti su Krymu. Taip, ir ne tik su Krymu. Krymą, o dėl Donbaso teritorijos, žodžiu, Putinas turi sutikti, kad ir ukrainiečiai, kad ten bus organizuotas plebiscitas, žodžiu, visuomeninis balsavimas, žodžiu, dėl priklausomybės. Taip. Ir ten tada kažkokios kariuomenės įvažiuoja taikos palaikytojų. Tai va tokį jau jie ten žiūri scenarius tokius. Aišku, branduolinio ginklo matyti grėsmė tą irgi skatina tokius sprendimus priimti. Ir buvo pasakyta, kad jeigu mes jums neduodam atakams, tai žinokit, kad mes jūs spaudžiame, kad jūs turėtumėt pradėti galvoti apie derybą, žodžiu. Nes jau jūsų čia... Buvo tokia mintis išsakyta. Nu, taip, tai yra tokių patarėjų. Tai va, nes jūsų čia, sakykime, jau labai... Ir čia rusai labai mėgsta šitą kartoti, ir mūsų kai kurie propagandistai, ne propagandistai, o šitie ekspertai, reiškia... Čia lygybė ženklas. Pertransliuoja tą patį, kad, žodžiu, Ukrainos kontrapuolimas užstrigo, įsivyravo, toks, sakysime, patinė situacija, ne, ir dabar iš tikrųjų tam, kad nerizikuoti toliau brandolinių eskalaciją, reikia sėstis prie derybų stalo. Tai būtent to, ko Putinas dabar nori. Tai va, bet ukrainiečiai puikiai supranta, kad jeigu mes atsisėsim prie derybų stalo, užšaldysim konfliktą, ne, atiduosim Krymą, ne, tada niekada gyvenime nesiimsim jau, žinai. Ir po 5 metų ta problema vėl tokia grįžta, ne. Rusijoje, nesvarbu, kas ten įvyks su Putino rinkimai, vėl visi turbūt vėl grįžta ir po 5-6 metų ukrainiečiai, o gal net ir mes irgi grįžtam į tą patį, nuo ko pradėjom. Taip, kad šitą darbą reikia padaryti iki galo, mano požiūriu. Bet taip, jūs teisus, tokių naratyvų, Edvinai, yra, kad, žodžiu, reikia užbaigti jau. Ir per daug nenori ukrainiečiam duoti, kadangi jie per daug gali laimėti greitai. Tai ukrainiečių dar palikim desertų, tai gerai. Tada paskutinis klausimas apie žodžiu, mūsų ir Gudijos pasienį. Mūsų pasirengimas kaip valstybės. Ar jūs įžvelgėte, tarkim, nežinau, per pastarąjį pusmetį ar ketvirtį kažkokių teigiamų poslinkių, kad mes, nu nežinau, aktyvavom kažką, padarėm papildomo? Tai faktas tas, kad yra kur tobulėti ir idealių dalykų gamtoje tiesiog nebūna, ne? Viską galima tobulinti. Tai šitą mes žinom. Šitą jūs žinom. Šitą daug kas supranta, tai gerai. Tai dabar mano, sakykime, toksai nerimas yra šiek toks, kad pas mus, kadangi pavojai vis tiek dabar tokie yra, nu, svarbiausi žingsniai, kurie turėtų būti prioritetiniais, tai nuo pusę metų, metai į priekį galvotume, ne? Kad... Čia jūsų ta tezė, kad planuoti reikia, žodžiu, ne kas bus po 4 metų. Nu, tai reikia planuoti. Bet prioritetas, taip. Bet kur turi būti prioritetai? Tai prioritetai, aš manyčiau, yra iki metų laikotarpis, taip, tas, kas turi vykti metuose. Bet mūsųgi, sakykime, visas establishmentas, ne, politinis, jie labai mėgsta fokusuotis į 20 metų į priekį, 30 metų į priekį dalykus. Nes taip lengviau. Dėl to, kad taip lengviau, taip. Dėl to, kad taip yra žymiai lengviau. Komunizmą statyti žymiai lengviau negu tvartą pastatyti. Tai žinom. Čia šitą anekdotą net priminsiu. Tai va, bet kodėl tai yra svarbu iki metų? Nu, todėl, kad dabar kritinis momentas, ne? Tai yra, mes matome, kad situacija eskaluojasi vis dar, ne? Net ir šitas Wagnerių komanda nušovė, visi lyg tai čia atsipalaidavo, viskas. Ne, žiūrėkim toliau, faktus žiūrėkim. Net taigi mes nematėm, įlindo žodžiu, į mūsų raistą, išsipjovė kameras ir išsinešė. Tai metai man būtų dabar žymiai smagiau girdėti, o tai reiškia, kad man tada norėtųsi žinoti, žodžiu, gerai, kokios pastangos dedamos į kolegialų regioną, žodžiu, saugumą, kokias pastangas darome ir kokius žingsnius darome, kad NATO čia daugiau būtų, kad resursų daugiau būtų priskirta ir tuo pačiu man labai būtų įdomu, kaip mes organizuojam vis dėlto tą savo rezervą, kurį jau
metus ant popieriaus bandom organizuoti. Ant popieriaus, Ant popieriaus, taip, bet gyvai dar jo nėra suorganizuoto. Gal yra, gal jis neinformavo pulkininkė. Aš šaržuoju, bet... Na gerai, tai tegul mane informuoja, aš tada pasakysiu, kad jau... Bet kol kas aš tokios informacijos neturiu tikrai. Tai, nes aš nemačiau nė vienų mokymų. Čia va dabar Šaulių sąjungos vadui, va Tydzeliui reikėtų ačiū pasakyti, dėl to, kad jo pastangomis neužilgo bus Alytaus mieste ir rajone labai dideli mokymai. Tai yra, bus įdarbinti ir Šaulių sąjunga, ir savivaldybė, ir evakuacijos kažkokie galbūt darbai bus daromi. Pratybos, žodžiu. Pratybos, jo. Jisai siūlė tą daryti visoje Lietuvoje iš karto. Visi stoja pėstų. Per daug sudėtinga. Ir aš palaikau jo mintį, kad padarysim klaidų, sužinosim, kad bus visos tos pratybos failins, žodžiu, viskas bus absoliučiai blogai, bet tai bus labai gerai, kadangi tai bus atspirties taškas. Ir tai tokių pratybų jas reikėtų daryti žymiai dažniau ir Vilniaus mieste. Nes ką aš mačiau iki šiol, Vilniaus mieste, pavyzdžiui, civilinė gynyba, civilinė sauga. Ne? Aš jau apie tas slėptuvės jau net nekalbu visas, bet... Jos yra įruoštos. Ką aš mačiau, tai iš tikrųjų, nenoriu aš ten būti blogų pranašų, bet ką aš mačiau, tai dirbama viskas pliusiukui, taip kaip dirbama nuo 90 metų. Ir nors ir, sakykime, karas čia už 30 km. Už 30 km. Čia artilerijos sviedinys gali atskristi labai greitai. Mes vis tiek linkę pliusiukais viską daryti. Tai kaip pavyzdys, Vilniaus miesto savivaldybė organizuoja pratybas ir organizuoja Vilniaus miesto evakuaciją. Tai ką jie padaro? Jie padaro tą, ką ir darė kiekvienais metais, paima 50 statistų, studentų, susodina į autobusą ir iš tašką A į tašką B nuveža, reiškia, per kažkiek laiko. Ir visi, va čia evakuacija. O tuo tarpu Vilniaus miesto savivaldybės administracija net žemėlapio nepasideda, reiškia, kad jie galėtų bent jau kažkokį, visą vaizdą žiūrėti, kas čia Vilniui, kur čia kiek, kokie skaičiai. Net arti to nėra, bet už tai turi droną su kažkokiu studentu, kuris tiesiogiai transliuoja savivaldybės administracijai vaizdą, kaip gražiai atliekamas švarinimas. Bullshitas, PS, reiškia. Tai, suprantat, ir jie neturi dar iki šiol, reiškia, įsirengę savo, reiškia, krizių valdymo štabo kažkokią. Tai yra, jie ten kažkur yra numatę po vieną iš poliklinikų rūsį, kuris nėra įrengtas. Tai jeigu jie žada čia užterštoje aplinkoje iš savo to dangoraižio vadovauti, tai jie negebės vadovauti. Bet čia tik tai viena dalis. Visur šitaip yra. Ta prasme, mūsų visa šita, reiškia, civilinė establishmentas visos savivaldybės, visos institucijos dirba, kaip ir dirbo nuo 8 iki 5, nors karas jau vyksta, grėsmės vyksta, jie planuoja 5 metais į priekį ir taip, kaip čia galima pavadinti, reiškia, stulbinantis, žodžiu, abejingumas jis toliau yra. Tai yra, nėra to traukos, kad kažką reikia daryti. Aišku, galima kaltinti lyderystę. Jeigu mes turim lyderį tautoje, kuris įvertina grėsmės, sako, žiūrėkit, dabar visi susiimam. Vakar buvo vakar, nuo šiandien dirbam taip, kad rytoj mūsų užpuls kažkas. Ar kitko Rakutį pakartokime, jo žodžius, kad reikia galvoti, kad už 2 dienų ar už 3 mėnesių bus karas. Ir aš pilnai pritariu. Bet pas mus tokių lyderių nėra. Tautoj, nei prezidentūroje, nei vyriausybėje, žodžiu. Šiuo metu nėra. Mes laukiam. Kurie pasakytų, kaip, aš nesakau, kad kaip Čerčilio gal kalbą reikėtų pakartoti, kad, sako, mes kariausim, žodžiu, kausimės pliažuose, pelkėse, miškuose, žodžiu, ir viskas, žodžiu, kar. Tai motivatoriaus nėra. Ir čia yra bėda. Ir tas, kaip čia pavadinti, stulbinantis abejingumas, institucinis, ir inercinė ta, sakykime, neveika, pliusiukų dėlio, jinai ir toliau važiuoja. Va čia yra bėda. Tai aš jums garantuoju, mano patarimas, tie, kurie evakuositės, jeigu reikės, naudokit veizą. Veizas? Veizas išvengs, padarys, optimizuos kamščius.
Tai jeigu jūs kažkur važiuosite... Ja, kad jisai pagal savo algoritmą paskaičiuos, kur tai tie faksas, žodžiu. Jis kamščius. Tai va. Ir klausykit. Bet tik tai klausimas yra vienas. Vat, čia, aišku, biškai iš šono kaip juoka, žodžiu. Veizas yra labai gerai, kai yra feedbackas, kai veizininkų yra. Nu taip. Nes, pavyzdžiui, važiavom į Ukrainą, jie veizo nenaudoja, atrodo, kad kamščio nėra, o kamštis yra. O kai bus karas, neaišku, ar veizininkai spaudys. Va čia klausimas yra didelis. Taip, reikia, kad veizininkai spaudytų ir reikia, kad visi naudotų. Žodžiu, tokia priemonė, kurią dabar galim treniruotis visi kiekvieną dieną. Bet čia labai liūdna priemonė, bet jinai yra. Tai aš sakiau, kad jeigu evakuacijos metu kažkas pasakys šitą, tai labai gerai, žinai, bet gali ir nepasakyti. Tai va, bet pratybinti reikia ir tas pratybas turi būti, ne tai, kad čia mes dabar juokaujam. Tai turėtų būti traukimas, reiškia. Tai turėtų būti motyvavimas, ne? Bet čia netgi iš tikrųjų, aš dabar įsivaizduoju, pavyzdžiui, vidurinės mokyklas Vilniaus mieste. Jom tai būtų fun. Netgi jeigu jas būtų įtraukus, pavyzdžiui... Ne, pavyzdžiui, jeigu dabar įsivaizduokime tokią idealią prieškrizinę aplinką, tokią, kokią aš įsivaizduoju, ne? Ir sumotyvuotus mūsų, sakykime, šitos valdininkus, establishmentą visą, kažkoks lyderis, Čerčilis, žodžiu, sumotyvuoja visus, nuolatos motyvuoja, aiškina, remia, padeda. Tai dabar Vilniaus, pavyzdžiui, meras, ne? O Alytuje organizuoja tokias pratybas. Jie, žodžiu, tai kodėl, gal aš irgi noriu. Mes galim būti geresni. Gal aš irgi, čia Šaulių sąjunga įtraukta, čia jie, žodžiu, užsiėmė labai. Bet įsivaizduokit, jeigu Matijošaitis padarys pratybas, o Vilnius bus nepadaręs. Pasikvieskit galų gale rezervistus, padėkit mums, padarykit. Gerai, tikrai padėsim. Bet, o kur? Vilniaus merė Benkunskai. Čia ne tik Vilnius, čia visi, nes Alytaus meras dabar daro, o tie kiti ramiai laukia, po metų išmoktos pamokos, dar po 5 metų čia planą pasidarysim, žinai, čia įtrauksim į savo, reiškia, planus, biudžetą paskaičiuosim, žinai, ir po 5-6 metų galbūt ir Vilniui kažką panašaus padarysim, žinai. O aš, pavyzdžiui, būdamas Vilniaus meru, dabar sakiau, aš norėčiau šitos pratybas turėti poryt. Gerai, po mėnesio. Galim padaryti po mėnesio. Po mėnesio nebus labai kokybiška, bet jeigu labai norėsit, jeigu pasitelksit rezervistus, Šaulių sąjungą, jeigu paprašysit, galų gale, jeigu jums mažai yra Šaulių ir rezervistų paramos, kas trukdo kreiptis į, pavyzdžiui, NATO rezervo karių asociaciją, ne? Jų paramos paprašyti. Čia rimtai, mes niekada tai... Taip, yra SIOR organizacija, NATO Reserve Force, reiškia, asociacija. Mes neturim ten atstovą savo. O žiūrėkit, aš pats ten dalyvaudavau jų susitikimuose. Tvarkoju, paskambinam tam asociacijos direktoriui. Žiūrėkit, mes čia Lietuva pafronte, reiškia, ar negalite atsiųsti savo ten ekspertų, žinai, kažkokių tai. Ir aš garantuoju, jeigu labai noras būtų, tai čia aš per 2 savaitės šiandien suorganizuotume tokias pratybas ir po 2 savaičių jos būtų. Bet tam reikia valios, tam reikia motivatorių iš viršaus. O dabar, žinai, čia Malinionis pašnekėjo, gerai. Kokį ten žodį norėt pasakyti? Pašnekėjo, paišgyveno, ir viskas. Bet čia, jeigu rimtai, tai čia ne Malinionis, čia rimtas dalykas, tas Malinionisgi atstovauja pulkininko asociaciją, tai čia pulkininkai, žodžiu, kalba. Tai aš ir kalbu, kad iš tikrųjų nereikia laukti kitiem miestam, tol kol Alytus ten susivartys. Siūskit iš karto savo atstovą. Aš įdomu, kiek dabar, ten tarp kitko rugsėjo pabaigoje kažkada bus tos pratybos Alytui. Aš tikiu, kad gal bus atstovai iš kitų savivaldybių, tikiu. Sužinosim. Jo, bet aš stebiuosi, kodėl kitų miestų savivaldos tokios ramios, supranti. Jų nepuls. Jų nepuls. Ir čia Astravo, jeigu sprogs Astravas, pusė kitą pusę. Taip, viskas saugu. Taip, tai va tokia, tai čia jeigu taip civilinės tas saugos gynybas šitame, o sakykime, kariuomenės prasme, tai aš jau sadai sakiau, kad mums trūksta koncepcijos, kurioje būtų pasakyta, kad mūsų, reiškia, vizija yra pereiti iš vieno mūšio kariuomenės į karą, reiškia, laimėti gebančią kariuomenę.
Viskas. Man patinka Vaidas turi tėvę mūsų, žodžiu, ir jis jos visai ką nuplaka, žodžiu. Taip, tai tol, kol mes šito neįvardinsim, kad mes norim turėti karą laimėti gebančią kariuomenę, o ne vieną mūšę kariuomenę, tai tol niekas ir nejudės. Nejudės, dėl to, kad nėra vizijos, o ten, sakykime, jeigu kažkas įsivaizduoja, kad čia mes visi suprantam, tą viziją turim, kad čia mums reikia tankus, kad čia bet ta vizija turi būti, dėl to tos vizijos yra reikalingos tam, kad jos sutelktų visų atsakingų institucijų, visuomenės ir visų kitų dalyvių pastangas. Ir viskas. Visi suprantam, ko mes siekiam, ne? Jeigu mes siekiam karą laimėti gebančią kariuomenę, tada 3 dalykai. Tam reikalinga, reiškia, reguliariosios pajėgos aprūpintos ir išmokytos ir parengtos poligonai ir rezervas. 5 prie 1. Viskas. Ir tada visiems viskas aišku. Ir tas rezervas turi būti organizuotas. Tarp kitko, jeigu kalbėsite su kitą savaitę su kai kuriais žmonėm, paklauskite, ką reiškia organizuotas rezervas. Paklausim. Ir perduosim, kas klausia. O aš tada, galit perduoti, o aš tada galėsiu paklausyti, ar žino, ar nežino. Ar supranta bent jau. Gerai. Padarykit testą. Žinot. O, paklauskit, kuo skiriasi organizuotas rezervas. Vaida, jūs dabar nuo parengto. Prikalbėsit, čia gali būti, po to, kad aš gausiu iš stafo šitokį skambutį. Sakys, čia pas tave neteisingi asmenys lankosi. Gerai, galit neklausti. Žodžiu, organizuotas ir parengtas. Ne, organizuotas ir aktyvas. O kuo skiriasi, paklauskit. Organizuotas ir aktyvas. Kuo skiriasi. Okay. Yra dar tokia mintis, kurią irgi kartais išgirstam, sakykim, taip, tokių aštresnių komentatorių, kad galbūt reikėtų dalis pasienio užminuoti. Tai esmė, kad jos jau būtų paruoštos, kad žinotume, kad ten, pavyzdžiui, nepraeis. Kaip jums atrodo tokia, nes mes dabar žinom, kad yra kontramobilumo paketas, ar kas ten, žodžiu, parkai, jo, šitie sandėliukai, iš kurių ištrauks ten tos ožius, kaip suprantu, ir kitus panašius dalykus. Daug inžinierinių kažkokio įrangos kažkokios. Jo, tai, bet pavyzdžiui, kadangi mes pasienį jau uždarėm, galbūt, ta prasme, jau ten judam link to uždarimo. Du punktai. Tai gal dalis pasienio reikėtų užminuoti? Tasme, ten galėtų būti aktyvi apsauga. Aš gal pasakyčiau taip. Reikia pasiruošti greitai užminuoti. Ne užminuoti, bet pasiruošti greitai užminuoti. Turėti minų ir specialistų. Taip. Bet šitų mes gal ir turim? Klausimas. NATO turi, bet čia vėlgi pas mus kažkaip tai palyginus su Lenkijos, netgi su Latvijos elgesiu šitoje hibridinių grėsmių fone. Lietuva kažkaip tai Lietuvos valstybė, visas ta vyriausybė, ministerijos, kažkaip tai labai bando slėpti, žodžiu, reiškia... Ko turi, ko neturi. Ne tai, kad ko turi, ko neturi, bet bando raminti daugiau negu kelt problemas ir ieškoti kažkokių išeičių. Va, taip, jeigu kontrastas kaip su Lenkijoje, ne? Pavyzdžiui, net ir Latvijoje. Mesgi girdėjom, Latvijos pasienio tarnybos vadas yra pasakęs, kad jie ten pagavo pokalbius Baltarusių pusėje ir jie turi tikros informacijos, kad, žodžiu, ruošiasi agresija pusė. Ir kad ten yra ne tik Baltarusių pasieniečiai, bet ir dar kažkas. Tai neįvardino kas, bet suprask Vagnerio gal ten būtų kažkokie. Tai va, Lenkai irgi taip pat. Jie sako, mes čia inžinerinį batalioną skiriam, reiškia, pasienio įtvirtinimui, paprašėm ES lėšų, ne? Tada Kobra helikopterius pritraukiam pasienyje, kad jie galėtų reikalai esant iš karto kontratakuoti, ne? Tada papildomas pajėgas link pasienio nusiuntėm, o pas mus, atsiprašau, kokia žinutės eina, pas mus sako, mes viskam pasiruošę. Ar tikrai? Tai žinai, aš girdėjau, kad man tas kontrastas, ne, toks informacinis ir visuomenės švietimo ir informacinio aprūpinimo kontrastas tarp Lietuvos ir Lenkijos labai akivaizdus ir tai kelia tam tikrą nerimą. Tai kelia mintį tokią, kad mes, kaip sakant, nesuprantam, tikrųjų neįvertinam pakankamai realistiškai grėsmių
Bet gal čia tik tai komunikacinis skirtumas? O nežinau, bet jeigu man tokios abejonės, kaip iš šono stebinčiam žmogui kyla, tai aš jas ir pasakau. Man susidaro vaizdas, kad galbūt, kad yra rizika, ne? Jeigu mes šnekėtume, mes darom tą, darom trečią, darom ketvirtą, prašom lėšų, prašom NATO, čia nuvažiavo ministras, šnekasi anglų kalba su savo kolegomis, žodžiu, prie cigaretės, prie kavos, reiškia, jis sprendžia klausimus čia on the spot, žinai, ir dar jo viceministrai ten irgi bėgioja, ir dar iš užsienio reikalų ministerijos, ten irgi delegacijos važinėja. O viskas tvarkoja, mes kažką darom. Tai va, bet dabar mes pasakom, mes pasiruošę viskam, čia turbūt ministros spaudžiami Lietuvos kariuomenės, ten tie Facebooko valdytojai pasišaipo iš Vagnerio, reiškia, grėsmių, pavadina 40 plėšikų, čia mes jūs sutvarkysim, į miltų sumalsim, viskas tvarkoja, viskas gerai, bet vat man, sakau, tas kontrastas, kad mes nepaišome tą, ką planuojam daryti, ne, kaip gerinsim situaciją, mes sakom, kad mes tobuli, o aš kaip sakiau, tokių dalykų gamtoje net nebūna. Nu, nėra gamtoje, ne tai, kad net. Tai vat, čia dar paklausiu vieną teorinį klausimą, vat. Kiek tokiai sienai, kaip mes turim su Gudija, kokio kiekio kariuomenės reikia, žodžiu, kad tokią sieną, žodžiu, atlaikyt. Čia tasme, hipotetiškai. Arba galbūt rėžis, kas būtų minimalus, kas būtų jau tasme normalus. Šiandieniniam režime pilnai pakanka ir mūsų FSATO, iš tikrųjų. Nu, tiek, kiek dabar vyksta tokių. Bet, jeigu ten, sakykime... Bet aš čia kalbu, jeigu vyksta puolimas. Žiūrėk, ten yra vis tiek, sakykime, šiandieniniam, kasdieniam režime pilnai pakanka FSATO, ne? Jeigu ten, sakykime, tų nelegalių migrantų kažkokie skaičiai padidėja, jie kažkaip kitaip organizuojasi, galbūt ten kažkokios ten bando prasiveržti diversinės grupės, reikia kariuomenės paramos. Bet tai klausimas, kiek jos reikia. Ar vieno, pavyzdžiui, bataliono besirotuojančio arba važinėjančio, tos ten kelius šimtus km, žodžiu. Dabar, žinot, aš, sakykime, tam, kad į tokius dalykus atsakyti, aš turėjau dalyvauti tam visam planavimo procese. Tai yra inžineriniai įvertinimai, personalo paskaičiavimai. Tai yra didelis darbas ir jį padaro visas štabas. Ne? Bet aš nei štabo neturiu, nei tokios informacijos neturiu. Bet aš bandau suvokti, ar mes čia kalbam apie bataliono dydžio kiekį, ar čia divizija viena uždengtų, ar čia reikia visos armijos, žodžiu. Priklausomai kokia grėsmė. Jeigu reiškia, tai kažkokios atsirastų diversinės grupės, kurios įsiveržinėtų, pradėtų į Lietuvos Respublikos teritoriją, nu, čia pakankamai realus scenarijus. Atakuoti kritinę infrastruktūrą, tada žmogžudystės kažkokias... Nu, šiaip, to tiesiog daryti pagromus. Jo, pagromus daryti. Nu, tai tada pajėgas, aišku, reikia didinti, reikia ir policiją įtraukti, ir sakykime, ir visas kitas tarnybas, ir kariuomenės pajėgumų reikia. Reikia tada, jeigu atsiranda kažkokiose kryptyse tų diversantų, reiškia, pavojus, tai gal net kažkokie checkpointai turi atsirasti kariuomenės, kažkokie turi būti rezervo pajėgos, kurios greitai galėtų reaguoti, aras tas pats, ne. Daug yra pajėgų, reiškia, kurios turi būti sutelkiamas, žodžiu, tam dalykui. Tai čia vėlgi vertina vadai, bet svarbiausia, kad jie žinotų tą, paprastas yra principas, žodžiu, yra ta taikos metų būsena, yra karas, ne. Ir tas ėjimas iki to jau visiško karo etapais, va, tokios pajėgos šitame etape, tokios pajėgos šitame etape ir ta tranzicija turi būti labai aiški. Tai vadai tą žino, tą moka, jie tą supranta. Bet čia, kadangi mes kalbame apie tą regioną, va, tą, ką Lenkai siūlo ir labai, aš manau, protingai daro, tai mums reikia tada galvoti, va, nuo taikos iki karo tą visą, reiškia, atkarpą kartu su ir prašyti, kad, va, žiūrėkite, jeigu atsiranda va, šito atkarpoje, dainame kitos atkarpose, ne, kur jau ten tos prasideda diversinės grupės. Mes jau labai norėtume, kad čia dar būtų ir NATO kažkokios, reiškia, pajėgumas, ne. Tai va, o iki to, kad eiti, kad nebūtų, tai gal mes dar skirkime ten keletą milijardų mūsų sienos įtvirtinimam inžinieriniam, ne? Gal mes paprašome inžinierinių pajėgumų iš NATO, žinai, numatyti iš anksto. Gal tegul per mokymus atsiveža ir palieka ten tų minų, žinai, kažkur tai naujam tam poligonė, žodžiu, Rūdinė, kur ten reiškia. Rūdininkų, jo. Tai gal mes, nu tai vat, visi šitie dalykai, jie turi būti daromi.
O tam, kad tai atsirastų, tai aš tikiu, kad planeriai gynybos štabe yra, kurie tą sako, bet reikia ir politinio palaikymo jiems, žinai. Tai reikia, kad, sakau, ten nuvažiuotų ir angliškai kalbėtų su tai žmonėmis, kurie, žodžiu, sprendimus priima. Ne vien oficialiai raštai susirašinėjame dalykai vyksta. Tai žodžiu, labai optimistiškai nenuteikia, klausant Vaidoto situaciją. Nenuteikiu dėl to, kad aš nematau, žodžiu, dėl to, kad ir manęs, nesuprantate, jeigu aš optimistiškai galėčiau jūs nuteikti, tai man irgi galėtų kažkas optimistiškai nuteikti. Bet jeigu nėra to asmens arba asmenų grupės, kurie mane optimistiškai nuteikia, tai aš negaliu transliuoti to, ko jie nesako. Čia vat prisiminiau vieną dalyką, dar vienas Facebooko šaltinis patikimas, žodžiu, informavo, kad vokiečiai darosi apklausą, kiek važiuotų į Lietuvą. Matėt šitą postą pas Adenauerio fondo atstovę. Jo. Ja, tai šitagi toks labai neoptimistinis, ten kas 10 ar kažkalintas, neprisimenu tiksliai žodžiu, bet mažai ten norinčių yra atvažiuoti. Tai ar čia tasme mūsų tokia atrodo juodoji skylė visą tą infrastruktūrą, ar jie tiesiog alergiški karui? Kaip man atrodo, kas čia vyksta, jeigu tokie dalykai lenda į viešumą? Ta pati mūsų iš Konrado Adenauerio yra pažįstama, labai šauni, reiškia, jinai irgi publikavo dar anksčiau ir įdomių dalykų, tai jau ten irgi paminėta buvo, kad apie 50% Vokietijos gyventojų nepalaiko paramos Ukrainai, žodžiu, prieš Rusiją. 50% palaiko, 50% ne. Tai toks Šolcas, jisai norėdamas, sakykime, išlikti politinėme gyvenime, jisai gali remtis arba tą pusę. Tavo jisai dar bando palaviruoti, matyti tarptų. Tai nieko nuostabaus. Vis tiek vokiečiams Lietuva, nors tai yra ir ES valstybė, ir NATO, vis tiek tai yra svetima teritorija. Ne? Jeigu pas mus kiek dabar 30% ginti valstybę galėtų. Bet jie irgi matyti turėtų suprasti, kad karus kariauti geriau yra ne savo teritorijoje. Tai paklauskime, kiek dabar, reiškia, lietuvių norėtų važiuoti į kokią nors Bulgariją, reiškia. Kiek? Tai tikrai ne 30% tiek, kiek čia Lietuvą norėtų ginti, o kiek norėtų Rumunijoje, pavyzdžiui. Bet čia profesionalų karių, kaip aš suprantu, klausė, žodžiu. Čia profesionalų karių klausė, žodžiu, kiek jų būtų pasirengę važiuoti į misiją, žodžiu. Tai jeigu, matai, su kariais yra labai kitaip. Paprasta, nes jie gali sakyti, kad aš nenoriu, bet kai bus įsakymas, jis turės važiuoti. Nes kariai žino, kad jie pasirašydami kontraktą, jie negalės atsisakyti vykdyti įsakymą. Viskas. Jeigu jisai atsisako, jam tada taikoma atsakomybė ir taip toliau. Čia lygiai taip pat, jeigu tu gaisrininkui pasakai, kad važiuok gesint gaisrą, tai pasakys, kad ne, į tą gaisrą aš nevažiuosiu. Žinai, aš galiu važiuoti kitą, o į tą nevažiuosiu. Tai čia tas pats. Tai čia su kariškiai, nuomonės jų įdomu, tvarkoja. Bet tai jeigu kažkoks procentas yra, kurie nori važiuoti, tai jau ir tai yra gerai. Bet tai dėl kariškių tai aš nepergyvenu, jeigu reikės atvažiuos. Svarbiausia, kad politinis establishmentas priimtų. Valia, kad būtų. Dėl kariškių aš nepergyvenu. Gerai, Vaida, tai žodžiu, aš manau, kad mes padarykim šitą epizodą tokį šitam formate, kuris buvo, sakim taip, tos grėsmės gudėje. Galvojau, kad galbūt dar įsiplėskim, bet paliksim, manau, kitam epizodui, kurį gal anksčiau padarysim Ukrainos tematiką, nes ten irgi vyksta įdomus dalykai, bet paliekam, žodžiu, pastebim, jūs vis tiek aktyviai labai reiškėtės medijos priemonėse, tai aš noriu pareklamuoti ir pasakyti, kad neužmirškit, žodžiu, visur, kur įmanoma, stebėkit vadą ir šitągi tikrai daug tos informacijos, kur Vaidotas kalba ir atskirais pjūviais, tai manau, kad yra geras precedentas kitiem pasitemti. Aš ne kiek aš aktyvus, kiek media labai aktyviai. Gerai, Vaidotai, tai ką, tai didelis dėkui jums, dėkui visiems, kurie žiūrit ir ką, iki kitų kartų.